Praleisk dieną kartu su manimi, leidžiantis į spontanišką kelionę suplanuotą vos iš vakaro. Iš Kauno pajudėjom tikrai ne anksčiausiai, mūsų tikslas buvo Zakopane, esanti vos 7,5 valandos kelio nuo Kauno. Pakeliui trumpi sustojimai užkasti, ištiesti kojas, tačiau mūsų didžiausia rekomendacija tą dieną aplankyti kokią nors įdomesnę vietą prieš pasiekiant tikslą, kad pasikeistų truputėlį dienos ritmas ir diena būtų ne vien tik apie važiavimą. Šįkart mes pasirinkom Skywalk, apžvalgos bokštą, tai įspūdingas medinis takas virš miško viršūnių su 360 panorama į Tatrus. Bilietas kainavo vos 69 zlotus, tai yra apie 16 eurų. Į viršų užlipti tikrai labai paprasta, takas ilgas, be laiptų, todėl tinkamas ir su vaikais ar vežimėliais. Smagiausia šito bokšto dalis – nusileidimas milžiniška čiuožykla, vos už 2,30 €. Bet adrenalino tikrai nemažas pliūpsnis. Na, o po to vėl kelią link mūsų apartamentų Zakopanėje. Visą pilną video gali rasti mano YouTube kanale. Nuorodą palieku aprašyme.